Šeimos gydytojas tai gydytojas esantis arčiausiai jūsų. Šeimos gydytojas dirba ne vienas, jam talkina slaugytojas, psichologės, gydytojai psichiatrai, gydytojai ginekologai, gydytojai odontologai, kineziterapeutai ir kiti specialistai. Šeimos gydytojas sprendžia apie 80% įvairiausių klausimų susijusių su sveikata. Šeimos gydytojas gali diagnozuoti ir gydyti daugumą susirgimų. Šeimos gydytojas pažįsta jūsų šeimą ir ne tik gydo susirgus, bet gali padėti išvengti kai kurių susirgimų. Žinodamas šeimos sveikatos istoriją, buvusius kelių kartų susirgimus, jis gali numatyti, kaip tų susirgimų išvengti jaunesniems kartoms. Taigi viena iš darbo sričių tai yra ir susirgimų profilaktika. Šeimos gydytojas seka sveiko vaikučio augimą, vystymąsi, pataria, kada skiepytis, nuo kokių susirgimų, kaip vaiką maitinti, koks fizinis aktyvumas jo turi būti ir sprendžia įvairiausius kasdieninius klausimus kartu su vaiko tėvais. Šeimos gydytojas geriausiai pažįsta visą šeimą, todėl jisai kartu su šeima, su pacientu tariasi ir paskiria reikalingus tyrimus, pataria, kada ir kokius vaistus naudoti, kaip naudoti, kada vykti pas tam tikrus specialistus konsultuotis įvairiais reikiamais klausimais. Šeimos gydytojas tai tas gydytojas, kuris kartu su savo pacientais džiaugiasi jų laimėjimais bei liūdi nesėkmių metu. Tai gydytojas, kuris visada yra šalia, su pacientu jis turėtų tapti viena komanda, siekti bendro tikslo, o tas tikslas yra gera savijauta. Ir geras šeimos gydytojas, manau, yra tas, kuriuo pacientas pasitiki.